Šiandieną vėlinių dieną mes trumpai apmąstome, ką veikiame maldoje už mirusiuosius, ir Evangelijos žodžiai jie yra ypatingai gražus ta prasme, kad primena mums, kad Jėzus meldžiasi už mus, kad mes nepražūtume. Reiškia, tai ne mūsų malda, mes ateiname dalyvauti Jėzaus maldoje už mus, bet be abejo, tada jinai yra stipresnė, kada mes patys norime ir už save, ir už mūsų mirusiuosius melstis. Dar kitas svarbus dalykas yra, prisiminkime, kai Jėzus pats miršta, mes visuomet sakome, tėvas prikėlė jį. Net Jėzus, reiškia, palieka gyvenimą ir paskui su pasitikėjimu laukia trejetą dienų, kada tėvas prikels jį, Dievo sūnų. Tokį pat pasitikėjimą siekiame turėti ir mes, žinodami, kad mes patys neturime jėgos prisikelti, bet mūsų amžinasis tėvas, jisai turi visą jėgą. Būtent į ją mes žvelgiame. Ir šiandieną mūsų malda yra ypatingai rimta, kadangi intencija rimta. Yra galbūt ne tiek daug švento rašto skaitinių apie tai, ką mes darome melsdamiesi už mirusiuosius, bet labai daug liudijimų, nesuskaičiuojami liudijimai iš šventųjų gyvenimų, iš visos bažnyčios patirties. Pavyzdžiui, prisimenu, skaičiau apie vieno vienuolyno steigėją, apie Kartūzų ordino steigėją, kuris buvo Prancūzijoje, Šventas Brunas iš Kiolno. Jisai buvo kunigas vienoje Prancūzijos vyskupijoje ir buvo toks įvykis, kad kunigai meldėsi už vieną bendradarbį kunigą mišių metu ir visiems pasirodė tas kunigas, už kurį jie meldėsi, ir visi manė, kad tai geras kunigas, kad jam galbūt net nereikia maldų, o jis sako, ne, man labai reikia, nes aš apkalbinėdavau žmonės, sako. Ir tada tas Šventasis Brunas pamastė savo galvoje, va tiek mažai te reikia apkalbėjimo, kad jau jisai amžinybėje kenčia. Jau reikia jam maldų iš savo brolių, kad išvaduotų iš šitų kentėjimų. Tada Šventasis Brunas su kai kuriais kolegomis nusprendė, einame ir gyvensime visiškai su Dievu. Tyloje, pasninke, maldoje. Sako, nes dėl Dievo verta viską padaryti. Va kartais netgi pašaukimai kyla iš maldos už mirusiuosius. Kiti pasakojimai yra artimesni mums, prie mūsų laikų, nes anas yra iš 12 amžiaus. Yra dažnai pasakojama apie šventą tėvą Pijų, mirusi vos prieš 50 su viršum metų. Kad jisai labai dažnai sakydavo broliams kapucinams Italijoje vienuolyne, sako, va melskimės dar šitas mišias, paskui dar šitą rožinį, vaduokime dar vieną skaistyklos kampelį. Ir kartais, kai žmonės ateidavo paprašyti maldų iš tėvo Pijaus, kartais po mišių jisai prieidavo, sakydavo, tavo tėvas jau danguje. Ir vienas vienuolis yra netgi užrašęs tokį liudijimą, sako, mano tėvas mirė prieš 30 metų. Tėvas Pijus sako, šiandien ryte po mūsų mišių jisai nuėjo į dangų iš išsivalymo, iš skaistyklos. Tavo niekada nežinome, kada mūsų maldų bus pakankamai už mūsų mirusiuosius. Ir netgi Fatimoje, kai Marija pasirodė piemenėliams, Liucijai, Jacintai, Pranciškui, Liucija paskui pasakojo jau vienuolė būdama, kad jinai uždavė klausimą Marijai, sako, Marija, o mes nueisime į dangų? Aš, mano brolis, mano sesė, taip. O sako, mūsų draugė va tokia mirusi, ar jinai nueis į dangų? Taip, jinai danguje. O ta kita, jinai skaistykloje. Melskitės už ją. Tai vam pati Marija, Fatima, jinai jo piemenėliams primena, sako, va ta mergina,
kurią jūs apgailėjote, jai reikia daug maldų. Tai va šitie bažnyčios liudijimai mums primena, kad malda už mirusiuosius yra labai brangi. Kadangi iš mirusiųjų jau mes nebegauname jokios naudos, tai reiškia mūsų malda yra grinai dovana. Dovana. Už tai jinai yra ypatingai stipri, nes nėra didesnės, stipresnės maldos, kaip maldos, kurioje nesiekiame savo jokios naudos. O čia tik tai dovanojame tiek mūsų brangiems mirusiesiems, tiek kitiems. Tai čia vienas dalykas. Ir žinome, kad Jėzus pats meldėsi už mus ir už mūsų mirusiuosius. Tai žinome, kad darome teisingą darbą. Todėl mes su pasitikėjimu ir atnešame Jėzui visus mirusius kartu.